Sveiki, mėlyjeji. Šį kartą kviečiu arbatos. Ypatingos pavasarinės, tokios, kokios galbūt ir nesate ragavę. Tokia saulytė stiklinėje ir ragausim ir aiškinsimės, iš kogi mes čia ją sutvėrėme ir išbūrėme. Labai gaivaus kažkas ir pavasariško, bet dar negaliu spėti. Kažkas artima ir pažįstama, bet kas net pažįstu dar. Bet, kaip minėjo Rita, švelnu, gaivu ir lengva, taip minkšta. O mano atvirkščiai visai ne pavasariška, sakyčiau. Gal to kažko kito įpylė? Kaip riešutas koks. Iš tikrųjų, tai teisūs ir vieni ir kiti. Gali būti ir pavasariško skonio ir kvapo, gali būti ir riešuto kvapo. Tai yra lazdyno, žirginių arbata. Ir turbūt pati pirmoji šviežia arbatėlė, kurią galima susirinkti ir pasidaryti. Arba bent jau viena iš pirmųjų pavasarinių. Be šitų uodegyčių. Tai yra lazdyno vyriški žiedai. Yra dar mažutėliai, smulkutėliai, moteriški žiedukai. Vos pastebimi rausvi. Va ten būtent ir užsimezga riešutukai. O šitus mes galim visiškai be sąžinės graužimo rinkti, dėti į arbatą ir bus labai gerai. Iš tikrųjų, tai jos galima ne tik arbatai naudoti, jos sudžiovinus, sumalus, susmulkinus galima maišyti ten su visokiais vaisiais, šokoladais, kakavom, žodžiu, kepti duoną, pyragus, sausainius ir panašiai su jais. Va, bet arbata yra turbūt pats paprasčiausias ir pirtiškiausias dalykas ir gaivus, malonus ir įdomus ir kažkuo tai, tikrai sezoninis, labai patrauklus pirtyje. Ir sako, kad labai gerai pavasarį po to, kai mes jau išlentam iš žiemos guolio ir mums reikia energijos, tai tą energiją pažadinti. Ir sako, kad labai gerai vyrams sužadinti jų vyrišką energiją. Nežinau, bandykite, eksperimentuokit. Va, o arbatą bent jau pačią pasidaryti be galo paprasta. Mums reikėtų tiesiog sudėti į stiklinę. Skonio reikalas, kiek jūs norit, bet labai daug nereikia iš tikrųjų. Aišku, truputėlį reikės laiko, kad pasidarytų graži, gelsvai oranžinė. Bet matot, jinai jau gelsvėja, kvepia pavasariu, kvepia žeme, kvepia riešutėliais, kvepia pavasario energiją. Išgeriam ir lekiam į pirtį. Pavasario gaudyti, pavasario žadinti ir džiaugtis juo. Žodžiu, geros pirties, mes geriam arbatą ir mėgaujamės pirtelę.